motyvuotos, bet žvelgiant į Klaipėdos situaciją, tai tikrai 86% gyventojų pajamų mokesčio, kurie lieka Klaipėdai, tai yra didelis indėlis. Ir mano nuomonė, savivalda turėtų labai stengtis, kad verslas ateitų, kad jis plėstųsi, nes nuo to yra naudinga Klaipėdos biudžetui ir visai Klaipėdai. Ką gali šiuo atveju savivaldybė padaryti? Žinoma, pirmiausia, reikėtų kalbėti apie tai, kiek apskritai savivaldybė skiria ekonomikai. Tai pasižiūrėjus į skaičius, reikėtų paminėti ir pažymėti, kad 13 metais tik tai 3% buvo skiriama nuo biudžeto ekonomikai. Tai jeigu pažiūrėsime į mūsų kaimynus, Klaipėdos rajono savivaldybę, tai jie skiria gerokai daugiau, 4,6%. Bendras vidurkis visoje Lietuvoje yra 5,2%. Tai ar neturėtų savivalda skirti daugiau dėmesio ir finansų ekonomikai? Kiti dalykai, žinoma, biurokratiniai trukdžiai. Prieš šį susitikimą teko daug diskutuoti su verslo atstovais ir viena kaip tokia pagrindinė problema buvo iškelta biurokratiniai trukdžiai. Ir tikriausiai nereikėtų čia konkrečių labai pavyzdžių pateikinėti, jų yra daug, kai kurie projektai stringa, detalieji projektai užtrunka net dešimtmečius. Taip neturėtų būti savivaldoje. Savivalda privalo operatyviai ir greitai padėti verslui, padėti ateinančiam naujam investuotojui, o ne ieškoti priežasčių, kaip to nedaryti. Kitas dalykas, ką aš matau, kas yra labai svarbu ir ko pasigendu Klaipėdoje, ir ne tik kad Klaipėdoje, tai yra, labai džiaugiuosi, kad šiandieną yra universiteto, kolegijų atstovai, tai yra švietimo institucijos, savivaldos ir verslo bendradarbiavimo. Nes tai yra sėkmės garantas. Klaipėdai šiandieną tikrai susitikinus trūksta vizijos, aiškios vizijos, kuria linkme mes einame. Ir aš tikiu, kad susodinus kartu švietimą, tai yra universitetą, kolegijas ir profesinį lygmenį, kartu su verslu ir savivalda, galima iš tikrųjų nuveikti daug darbų. Bet tas susėdimas turėtų būti ne tik toks epizodinis, kad mes sprendžiam vieną problemą, kai jinai iškyla, bet jis turėtų būti nuolatinis. Nes šiandien tokia situacija, kai atlyginimai uosto įmonės yra 3 kartus didesni negu kitur, bet negalima rasti dirbančių žmonių, tai jau yra problema. Ir tai, manau, ta problema atsiranda iš to, kad nesusikalbama, kad yra diskutuojama, neplanuojama ir negalvojama, kokių žmonių, kokių specialistų reikės ateityje. Tai mano pačios įsipareigojimas tikrai yra toksai, kad Klaipėdoje turi atsirasti forma arba formatas, kad šios 3 grupės galėtų nuolatos dirbti Klaipėdoje. Kitas dalykas, žinoma, investicijų pritraukimas. Tikrai pagal investicijų pritraukimą Klaipėda neatrodo blogai, bet aš esu įsitikinusi, kad Klaipėda gali geriau. Ir dėl to Klaipėdai galima būtų galvoti apie tiek investuok Lietuvoje, tiek investuotojų formų, filialo arba padalinio atsiradimą, kas tikrai ženkliai prisidėtų prie to, kad Klaipėda galėtų parodyti dar geresnius rezultatus. Taip, mes esame antroje vietoje, bet nuo Vilniaus atsiliekame 3 kartus. Yra kur eiti, yra ką daryti. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad man Klaipėda panaši į miegantį liūtą, kurį reikia pažadinti. Ir mes, manau, šiandien šią diskusiją padarysime pradžią, kad tą liūtą pažadinti ir kad jis parodytų savo rimtą grėsmę visiems. Ir Klaipėda iš tikrųjų būtų regiono centras, stiprus ekonomikos, kultūros ir socialinis centras. Tai ačiū Jums labai visiems ir tikiuosi, kad bus konstruktyvi ir dalykiška diskusija ir tai bus pradžia, brėžiant Klaipėdos viziją, perspektyvas. Ačiū. Visiškai artimas, sakykime, sąlyginai šalia esančias mūsų valstybės, kuriuose, sakykime, tikrai sąlyginai geros yra infrastruktūros sąlygos.
išvystyta infrastruktūra, darbo jėgos atlyginimai, sakykime, yra pakankamai konkurencingi, nors ir augantis, bet vis tiek konkurencingi, žiūrint, sakykime, iš tų pačių danų ar švedų pozicijų, ir be abejonės jie žvalgosi, ką galėtų atkelti. Čia man teko pačiam diskutuoti nemažai su ambasadoriais skandinavų valstybių. Patikėkit, jie skaičiuoja ne tik tai, kiek čia galėtų įdarbinti įmonėse žmonių, kokias įmonės čia galėtų atkelti, jie skaičiuoja net ir tai, kiek laivas su produkcija plauks valandų iki Kopenhagos, ar iki Fredericijos, ar iki, sakykime, Rotterdamo ir taip toliau. Yra daromi tikrai dideli skaičiavimai ir galvojimas, kaip išnaudoti šalia esančias valstybės savo gamybiniam potencialų tikrai yra daromas. Ko reikėtų? Nėra taip paprasta. Mano galva, kad ko trūksta šiandien dienai, čia ir kalbėti galima ir apie vakarų regioną, ir apie Klaipėdą, turbūt ir apie pačią Lietuvą, mes neturim išanalizavę savo šakinių ir sektorinių potencialų. Kitaip tariant, nėra valstybėje šiandien informacijos, kuri galėtų labai aiškiai pasakyti, kokios šakos šiandien yra potencialiai augančios, kurios turi geras technologijas ir geras gamybas ir kurios potencialiai galėtų būti įdomios, sakykime, kito lygio arba aukštesnio lygio įmonėms. Turiu omeny reikalinga pasidarbuoti dėl to vadinamo, kartais negražiai skambančio žodžio, klasterizacijos. Klasterizacija yra vienas iš svarbių dalykų, tai reiškia, kad tos šakos veikiančios įmonės potencialiai gali būti rangojas kažkokiai kitai, reiškia, didesniai kompanijai, kuri turi galbūt kitas rinkas, galbūt turi kitas savo gamybos apimtis ir taip toliau. Ir kada mes galėtume pradėti kalbėti apie vakarų regionų ir ypatingai Klaipėdos, sakykime, šiandien kalbant, potencialą ekonominį, mes turėtume ne šiaip medžioti, reiškia, kažkokias investicijas, bet medžiojimas turi būti labai tikslinis. Jeigu mes turim metalo apdirbimo įmonių, sakykime, reikia susiskaičiuoti, kiek, kokių, kokias technologijas turi, ką jos gali pasiūlyti. Jeigu turim medienos įmonės, lygiai tą patį padaryti. Jeigu turim tekstilės įmonės, lygiai tą patį padaryti. Kitaip tariant, kada mes galim pasiūlyti mastą, gamybos mastą, galim pasiūlyti, sakykime, universalumą, kuris yra be galo svarbus, sakykime, netgi kalbant su tekstilininkais, sako, o Lietuvoje, kodėl mes negalėtume turėti daugiau siuvyklų, kadangi mes besikeičiant vadom galim per 2 dienas pakeisti visas, reiškia, siuvimo, sakykime, sukirpimus ir turėti visiškai kitą produktą, kurį mes galim už 3 dienų atsivežti į Skandinaviją ir į parduotuvės. Kitaip tariant, kad Skandinavija Lietuvai turbūt yra viena esminių rinkų, tiesiog paimkime ir paskaičiuokime, aš bandžiau tą padaryti, 24 milijonai gyventojų su didelėm pajamom, su dideliam, sakykime, vartojimo kultūrom, kurioms tikrai reikia tiesiog pasiūlyti kažką naujo, kas jums tiktų. Ir toje vietoje, man atrodo, sekantis dalykas, apart to, kad mes turėtume pradėti darbuotis atidžiai su ypatingai danų, švedų, tarkim, olandų pramonininkais, mums reikėtų, aišku, pasiruošti tam ir įsivertinti, koks potencialas ir kokius centrus mes galėtume būti. Čia turbūt ir klasteris. Čia turbūt vienas iš tų dalykų, kurį reikėtų labai rimtai išsianalizuoti. Sekantis dalykas, apie ką reikėtų kalbėti, kur aš matau milžinišką potencialą, ypatingai Klaipėdoj, tai bejonės labai fragmentinis ir epizodinis yra mokslo ir verslo bendradarbiavimas. Mano galva, tai yra milžiniška Lietuvos problema, dėl to, kad istoriškai taip jau susiklostė, kad mokslo ir ypatingai tyriamųjų institutų uždaviniai, sakykime, programos ir finansavimai ateidavo be abejonės iš Maskvos ir su aiškiom užduotim, ką jie turi daryti. Istoriškai mes neturėjom niekada Lietuvoje veikiančios pramonės ir mokslo bendradarbiavimo, nes pramonė gaudavo irgi, reiškia, parėdimus, ką turi gaminti iš Maskvos, mokslas gaudavo parėdimus iš Maskvos, ką jie turi daryti, horizontalių ryšių beveik nebuvo. Bet šiandien dienai, mano galva, kad mūsų, sakykime, ekonominis augimas didžiąja prasme priklausys nuo to, kaip mes sugebėsim pritraukti protus prie to, ką mes darome. Kitaip tariant, šiandien dienai vienas iš tokių svarbių dalykų būtų slėnių įveiksminimas. Tas toks vėlgi turbūt daug kam girdėtas žodis, į kurį nei daug, nei mažai mūsų skaičiavimais yra jau įdėta beveik 2 milijardai litų, bet šiandien sekantis klausimas kyla, ką dabar daryti su tais įdėtais pinigais, nes universitetai susitvarkė neblogai savo
materialinės bazės, turiu omeny ne tik tai statinius, ne tik tai atsinaujino, sakykime, savo laboratorijas, supirko naujas įrangas, bet klausimas, ką dabar veikti. Ir čia, mano galvo, vėlgi yra milžiniškas potencialas šiandien bendradarbiavime. Universitetai turėtų būti žymiai atviresni, žymiai dažniau kviestis verslą rodyti, ką jie daro, kokios jų galimybės yra. Kita vertus, verslas irgi turėtų suprasti, kad be mokslo šiandien sukurti, reiškia, kažkokį dalyką, kuris pasaulyje gali būti konkurentabilus, turbūt neįmanoma. Ir toje vietoje reikia vėlgi būti labai atviriems, reikia labai dažnai, aš sakau, organizuoti turgelius. Kitaip tariant, mokslas ne tik turi, reiškia, pasakyti, kad mes gaminam tą produktą ar paslaugą, kurią galėtume lengvai komercializuoti, bet kartu ir eiti atviriau į verslą ir žiūrėti, o kur galima būtų mokslą pritaikyti tame, kur jau šiandien produktai ar paslaugai, kuri jau šiandien yra kompanijų neblogai įdirbta, arba jau, sakykime, gali pereiti prie masinės gamybos, sakykime, pakeistų produktų. Ir čia yra galimybės tikrai milžiniškos ir aš įsivaizduoju, kad čia reikėtų ypatingai Klaipėdos švietimo visai struktūrai labai rimtai pasidarbuoti. O čia tikrai niekas neatvažiuos ir nepasakys, ką daryti. Aš galbūt tiek apie, reiškia, mokslinių pagrindų sukurtus produktus, tiek aišku ir apie mūsų profesinį rengimą. Kitaip tariant, reikalinga vėlgi labai artima sąveika tarp mokslo įstaigų ir, reiškia, verslo kompanijų, kad mokslas jaustų pulsą, o ko šiandien reikėtų verslui, o ko reikėtų rytoj verslui. Ir didelę dalim mes pasiklystam kartais diskutuodami, kad mums reikėtų daugiau tokių technologų, labiau daugiau kitokių technologų, bet jūs puikiai suprantate, kad besivystantis pasaulis taip greit keičia šiandien produktų gamybą ir mes pradedam kalbėti apie produktus, apie kuriuos prieš 3-4 metus net negalvom, kad jie gali iš vis egzistuoti. Nu, tarkim, kas galėjo pasakyti prieš 10 metų, kad išmanusis telefonas šiandien bus beveik kiekvieno žmogaus kišenėje. Ir tarkim, tokios rimtos korporacijos, kurios skyrė tyrimams ir vystymui milžiniškus pinigus, kaip Nokia, šiandien niekas nebeatsimena, kad tokia yra. Dar tik taip kartais, kad buvo tokia rimta kompanija. Ką reiškia technologinis pasikeitimas, neatspėjimas ir ką reiškia tai tada jau ne tik tai, sakykime, savininkams, bet ir visai valstybė, aš turiu omeny Suomiją. Ir kiek kenčia šiandien Suomija ir Suomijos pensiniai fondai dėl to, kad, reiškia, viena rimta kompanija nepasiskaičiavo, kas ateity laukia. Tai kad be rimto mokslo to padaryti neįmanoma. Kitas potencialas, kurį reikėtų Klaipėdai ir išskirtiniai vakarų regione turbūt naudoti, atsinaujinanti energetika. Aš čia matau irgi didžiulės galimybės ir Šelford zoną, kur galima būtų išnaudoti šiandien ir vėlgi aš įsivaizduoju, kad naujo energetikos strategija atsinaujinanti energetika vėl bus numatyta kaip plėtros zona, gal čia Dainius pakalbės apie tai daugiau, bet iš esmės čia, man atrodo, vėl potencialas, kuris ypatingai vakarų regione yra didelis ir reikėtų apie tai tikrai skaičiuoti, kur ir kaip padaryti, reikėtų, aišku, išlaikant balansą tarp gamtos saugojimo ir efektyvaus naudojimo rasti. Kitas klausimas yra, be abejonės, yra Klaipėdos patrauklumas. Apie tai tenka ne su vienu klaipėdiečiu kalbėti, pastatytas puikus kruizinis terminalas. Auga po truputėlį apsilankančių kruizinių laivų, bet man pačiam diskutuojant su, sakykime, turistiniam kompanijom, su operatoriais turų, vienas ir visą laiką tas pats klausimas. Ką parodyti Klaipėdoje? Kur nuvežti tos žmonės? Su kuo jos sudominti šiandien dienai ir aš manyčiau, kad čia vėlgi išskirtinai pačių klaipėdiečių ir tiek miesto administracijos, tiek ir verslo žmonių, ypatingai paslaugų teikėjų klausimas yra. Nes tikrai nieks, patikėkit, iš Vilniaus neatvažiuos ir nepasakys, ką parodyti į kruizinį terminalą plukdytiems žmonėms. Čia yra tikrai erdvė ir šito vietoje dar, kadangi europiniai pinigai dar bus iki 20 metų, reiškia, aš manau, kad čia yra erdvė, apie kurią reikia galvoti ir infrastruktūros kūrimas turbūt potencialiai būtų naudingas dėl tos priežasties, kad man teko praeitą vasarą kaip tik tai atostogaujant buriuoti po Suomijos įlanką, tai iš Helsinkio, reiškia, atplaukiau į Taliną, tai Taline kiekvieną dieną po 5 kruizinius laivus švartuojasi viens kitą keisdami ir pilnas miestas yra iš tikrųjų turistų ir aš manau, kad nauda miestui yra akivaizdi. Vienas iš variantų galėtų būti rimtesnė sinergija su Palanga. Senas projektas, man atrodo, dar Rimas buvo meru, kada buvo iškelta idėja sujungti greituoju tramvajų Klaipėdą su Palanga ir aš manau, kad tas projektas
vėl turėtų būti atgaivintas ir sujungta Klaipėda su Palanga, nes tai yra dviejų miestų sinergijos, man atrodo, galimybė. Ir čia siūliau senai, dar 2000 metais vienoje konferencijoje Seime, reiškia, išnaudoti universitetą kaip potencialą, kur galima būtų gyvenamąją teritoriją plėtoti ir artinti Palangą prie Klaipėdos. Aš manau, gyventojams tai būtų absoliučiai naudinga. Dėl to, kad žmonės nori gyventi prie jūros. Jūs pažiūrėkit, mes uždarėm visiškai prieimą, mes niekur neleidžiam, saugom jūrą nuo žmogaus, ir iš esmės kam jinai yra, jeigu ne žmogus. Ir šito vietoj, mano galva, reikėtų rimtai pasidarbuoti, žiūrint į ateitį. Be abejonės savivaldybės vaidmuo. Klausimas geras. Daugiausia savivalda suprantam kaip įstaiga, kuri rūpinasi šiukšlių išvežimu, viešo transportu, sakykime, žmonių namų tvorom ir taip toliau. Bet aš nebūčiau didelis šalininkas, sakykime, vatinės idėjos, kad reikėtų įkurti Investuok Lietuva padalinį savivaldybėje. Aš manau, kad visų pirma reikėtų savivaldybei įkurti stiprų ekonomikos skyrių, kurio užduotis būtų išnaudojant vietinį potencialą, telkti čia tiek ir užsienio investitorių, sakykime, ateinantį kapitalą, tiek ir vietinių galimybės išnaudojant tą, ką kalbėjau, mokslo, savivaldos ir verslo bendradarbiavimą ir didinti ekonominį potencialą. Aš manau, kad savivaldybės dėmesys ekonomikai nėra išnaudotas iš vis Lietuvoje. Dėl to, kad savivaldybėse net nėra stiprių skyrių, kurie užsiimtų tuo. O tai jau yra miesto bendruomenės, miesto tėvų, sakykime, dalykas. Aš įsitikinęs, kad čia reikėtų galbūt netaisyti įstatymus, bet savivaldybė turėtų būti pati suinteresuota savo ateitim. Ir tada tik tai, jeigu miesto lyderis pats matys viziją, ką daryti, jis kryptingai trauks investicijas, padės žmonėms įveiksminti savo energiją ir kūrybingumą. Čia yra, mano galva, vienas iš didžiausių potencialų. Prie tos pačios turizmo infrastruktūros reikėtų kalbėti apie mažųjų laivų infrastruktūrą. Man ne viena konferencija tenka sėdėti, diskutuoti ir klausytis ir visada kažkokiu, nežinau, stebuklų yra ištraukiamas visada Šventosios uostas ir kalbama, nu, va, mes neturim Šventojų uostą. Mėlyje, bet mes neturim Klaipėdoj uostą. Jūs matot, kiek kiekvienais metais auga mažųjų laivų skaičius Klaipėdoj, kiek jų primėtyta ant visų krantinių pristatyta tų laivelių, jie šiandien neturi kur stovėti. Tai kalbant turbūt apie Šventosios uostą, reikėtų visų pirma atsisukti veidu į Klaipėdą ir pasistatyti Klaipėdoje bent 1000 vietų mažųjų laivų uostą. Nes dabartinis Piliavietės uostelis jis iš esmės yra skirtas tik tai svečiams. Jis būna visas užgrūstas laiveliais ir iš esmės daugiausia, žiūrėkit, jeigu mes išvystytume savo mažųjų laivų didelį uostą, tas turėtų didesnį potencialą vėl pritraukti daugiau svečių tenais ir tam vėl pasidalinsiu savo patirtim iš praeitos vasaros atostogų. Kalbėjau su estais, kadangi teko apiplaukti Estijos pakrantę ir pažiūrėti, kaip jų mažųjų laivų uosteliai atrodo. Estai 2007 metais priėmė koncepciją, kad kasmet europinių pinigų pagalba, kadangi, aišku, jų kranto linija nėra ką lyginti su mūsų čia, reikia tą turėti omeny, priėmė, reiškia, tokią programą, kad kasmet Estijos pakrantėse atidaryti po 2 naujus uostelius mažiesiam laivams. Ir jie tą programą vykdo. Man teko kaip tik pernai būti tik tai atidarytam, reiškia, pernai pavasarį uoste. Ir eina kalba ne vien tik tai apie, reiškia, vietą, kur galima būtų atplaukti ir prisišvartuoti laivelių. Šalia tų uostelių iš karto yra įsileidžiamos privačios investicijos, statomi angarai, dirbtuvės ir jų visa kryptis yra ne tik, kad vasaros suteikti paslaugą atplaukusiam turistui iš Suomijos ar Švedijos, jų visa idėja yra, kaip tos visus švedų ir suomių buriuotojus, kurių yra, patikėkit, 100 000 iš tikrųjų, pritraukti ir laikyti laivus tose angaruose per žiemą, aptarnauti juos, prižiūrėti ir tai jau yra toli einanti paslauga, kuri yra vėl smulkiam ir vidutiniam verslui puikiausiai niša veikti. Ko čia mums trūksta? Kas mums turi pasakyti, kad reikėtų tą daryti? Tai aš manau, kad jeigu rimtai užsiėmus, tikrai Klaipėdoj tokius dalykus galima daryti. Ir be abejonės, baigdamas tą savo kalbelę, dar noriu priminti, kad kas yra tikrai labai svarbu, tai žiūrint ypatingai infrastruktūrą visą plačiąją prasme, aš turiu omeny ir socialinė, ir švietimo, ir sveikatos, be abejonės ir inžinerinė, ir susisiekimo, reikia labai protingai investuoti. Dėl tos priežasties, kad
aš apie tai esu kalbėjęs ne vienoje laidoje, Lietuvoje infrastruktūra didžiąja prasme yra sukurta 4 milijonams gyventojų. Pagal visas tendencijas Lietuva gali sumažėti iki 2,5 milijonų ir tai vyks labai palyginus neužilgo, jau apie 30 metus. Neprisiinvestuokim savo infrastruktūrą tiek, kad paskui nesugebėsim juos išlaikyti. Kitaip tariant, visos investicijos turi būti be galo pamatuotos, suskaičiuotos ir žiūrint į ateitį, kas bus vartotojai, iš kur ateis pajamos ir ar savivalda sugebės iš savo pajamų po to visą tą infrastruktūrą išlaikyti. Nepamirškit, kad visuomenė sensta. Nepamirškim, kad senesnė visuomenė ne tai, kad tik pensijų skaičius didėja ir jiems reikia daugiau pinigų, jiems tiesiog reikia daugiau vaistų, jiems daugiau reikia ligoninių, jiems daugiau reikia priežiūrų ir tas viskas, aišku, yra savivaldybės išlaidų krepšelį. Taip, kad tuos dalykus irgi siūlyčiau labai rimtai apgalvoti, darant sprendimus mieste. Tai ačiū. Ir gal mes tada siūlau, tęskim ir išklausykim antrą mūsų pranešimą, tada ir klausimai diskusijas. Jeigu taip, tai keliaujam tolyn. Taip, tai ačiū žodį. Aš pats esu migracijos auka. Kažkada buvau klaipėdietis, tapau Vilniečiu. Išvažiavau tiesa ne sotesnio duonos kąsnio ieškoti, tiesiog norėjusi studijuoti. Tuo metu dar Klaipėdos universiteto nebuvo ir galimybių studijuoti čia nebuvo. Na ir kažkaip išėjo taip, kad pasilikau, bet širdyje taip ir likau amžinai klaipėdiečių. Šiandien aš norėčiau galbūt iš šiek tiek aukštesnio taško pažiūrėti į čia parašyta darnia regionų plėtra, aš ją pavadinčiau nedarnia regionų plėtra, nes būtent taip ir yra. Ir galbūt pradžioj apsistoti ties tuo, kokios problemos lėmė tą nedarnią mūsų regionų plėtrą, kokie veiksniai, subjektyvūs, objektyvūs, o to pereiti truputį prie Klaipėdos lyginamosios situacijos, na ir apsistoti taip pat ties finansinio savivaldybių funkcionavimo modelio netobulumais, kuriuos taip pat reikėtų taisyti, nors kai kas jau ir yra taisoma. Tai keletą žodžių apie tai, kas lėmė tą mūsų tokią ganėtinai chaotišką regionų plėtrą po nepriklausomybės atkūrimo. Na, visi žinome, kad pasitikome nepriklausomybę būdami pakankamai dar žemės ūkio kraštu. Ir kažkada tai Lietuvoje, man atrodo, jeigu neklystu, žemės ūkis ne kažkada, o prieš 25-28 metus apie 20% bendrojo vidaus produkto sukūrė mūsų žemės ūkis, o jeigu kalbėti apie tai, kiek žmonių gyveno ne didžiosiuose miestuose, tai jų buvo dar gerokai daugiau, kadangi taip jau buvo, kad žemės ūkio našumas buvo tikrai ne pats aukščiausias. Kas atsitiko pirmaisiais metais po nepriklausomybės atkūrimo? Žinoma, kad įvyko tai, kas turėjo įvykti, kolūkiai žlugo ir tas tarybiniais laikais dirbtinį užimtumą kaime ir provincijoje dirbtinai palaikęs kolūkių modelis žlugo taip pat. Pastaraisiais dešimtmečiais vietoje jų formavosi stambusis prekinis ūkis, kurio efektyvumas yra keleriopai didesnis ir atitinkamai darbo rankų poreikis mažesnis, reiškia šitie žmonės tiesiog buvo išspjauti iš žemės ūkio ir provincijos. Rajono centruose ir mažesniuose miesteliuose bankrutavo daug užimtumą garantavusių pramonės ir statybos įmonių. Buvo galimybė, kad vietoje jų atsikurs ar tai smulkios remonto dirbtuvėlės ar kitos smulkios paslaugų įmonės, tačiau dėl menkos perkamosios galios provincijoje galima sakyti, kad paslaugų sektorius ypatingai provincijoje taip ir neišsiplėtojo. Na ir žinoma, pati svarbiausia subjektyvi priežastis buvo turbūt ta, kad Lietuvoje niekada nebuvo skirtas bent kiek ženklesnis dėmesys darniai regionų plėtrai ir tai turbūt iliustruoja mūsų tų vadinamųjų ministerijų, kurios būtų atsakingos už tai nebuvimas. Aš nežinau, politikai mane turbūt pataisys, bet kiek ten yra buvę ministrų, kažkada yra buvęs ministras be portfelio, man atrodo, Aleksandras Abišala, kuris tartum turėjo kuruoti tą klausimą. Po to aš dabar bijaučiau pagalvoti, ar buvo kada nors ministras, kuris buvo atsakingas būtent regionų plėtrai. Prašau? Savivaldybių ministerija. Buvo vienu metu, po to
reiškia, šita funkcija buvo nukišta kažkur tai į vidaus reikalų ministerijos gelmes ir tai ko gero ir iliustruoja tai pakankamai liūdną padėtį susiklošiusią šitame sektorėje. Todėl man tikrai smagu girdėti, kad šešėlinėje vyriausybėje yra tokia ministerija numatyta, aš ir pono Andriaus perklausiau, ar tikrai čia taip yra, kad jeigu laimėtumėte rinkimus, atkurtumėte regionų plėtros ministeriją, na ir jai vadovautų tikrai labai šauni ir energinga politikė Agnė Bilotaitė. Taip pat linkiu, kad taip ir atsitiktų. Na, o pereinant prie tolesnių problemų, kurios jau tartum siūlo principų vyniojo siūlo kamalį toliau. Per pastarąjį dešimtmetį silpniausi regionai atsiliko nuo stipriausių pagal BVP ir materialinių investicijų apimtį bei vidutinį darbo užmokestį, aš netrukus tai iliustruosiu. Emigracija skaudžiausiai palietė būtent, kas visiškai natūralu, silpniausius Lietuvos regionus, kadangi reikėjo ieškotis duonos kąsnio. Nors ir mažesnių mastų, bet vis dėlto vyko gyventojų migracija iš provincijos į šalies didmiesčius ir čia, aišku, ta populiariausia forma, kai jaunimas išvyksta mokytis ir nebegrįžta, nes nemato ir nežino, kokia čia jų perspektyva laukia ir ką jie čia su savo įgytomis žiniomis galėtų veikti. Regioniniai netolygumai be kita ko skurdina atsilikusiųjų regionų darbo rinką ir praktiškai tada dar labiau sumažina jų galimybės pritraukti naujų investicijų, suformuodami tą nelemtą užburtą ratą. Kas blogai finansinių požiūrių? Silpnieji regionai reikalauja finansinės paramos ir centralizuoto lėšų perskirstymo jų naudai, tapdami papildomą naštą ekonomiškai pajėgesniems miestams ir regionams. Turbūt labiausiai išraiškinga forma šitą diskusiją įgyja, kuomet mes kalbame apie Vilniaus savivaldybės problemas ir nuolatinius pasiskundimus. Vieno gerai žinomo sostinės mero, kad tai Vilnius yra priverstas apmokėti visų kitų regionų silpno ūkio problemas ir pasakmes, kad dėl to Vilnius yra skurdinamas dirbtinai, kitaip tariant, jam skiriamas pernelyg mažas gyventojų pajamų mokesčio pernelyg maža gyventojų pajamų mokesčio dalis ir dėl to Vilnius taip pat negali funkcionuoti normaliai. Žvelgiant į Klaipėdos apskritį ir mėginant įvertinti jos lyginamąją padėtį palyginti su kitais regionais, tai taip jau yra, kad mes turime tik tai dvi apskritis Lietuvoje, kurios prašoktų šalies vidurkį. Mano akimis tai yra puikiai iliustracija, kad iš tikrųjų Lietuvoje ne viskas yra gerai su BVP vienam gyventojui pasiskirstimu tarp skirtingų regionų, kadangi tik dvi apskritis iš čia pateiktų 10 gali pasakyti, kad jos stovi, kaip sakant, žargoniškai kalbant, ne blogiau negu šalies vidurkis. Net ir Kaunas šiek tiek palenda po vidurkį. Aš manyčiau, kad Klaipėda turi visas galimybės vytis Vilnių pagal BVP vienam gyventojui, nes tai yra uostas ir jeigu pažiūrėsite į kitų valstybių patirtį, labai dažnai uostamiesčiai pranoksta savo ekonominę galę ir lyginamuoju ekonominiu pajėgumu, net ir sostinės. Ir Europoje tokių šalių galima būtų surasti ne vieną. Taip, kad reikia sveikų ambicijų ir aš manau, kad Klaipėda gali priversti paprakaituoti Vilnių ir, taip sakant, baimintis dėl to, kad kada nors jis galėtų prarasti lyderių marškinėlius pagal šitą makroekonominį rodiklį. Kalbant apie darbo užmokestį, tai situacija, tiesą sakant, čia viena vertus yra patrauklesnė, nes mes matome mažesnį atotrūkį tarp vidutinio darbo užmokesčio, sakykime, pirmaujančiame Vilniaus regione ir paskutinėme Tauragės regione. Tačiau čia dar keistesnis pasiskirstimas, kadangi tik tai Vilniaus apskritis iššoka iš vidurkio, visi kiti apskritis, net ir Klaipėdos, po tuo vidurkiu palenda. Aišku, mes čia dabar pradedame daug kalbėti apie tai, kad perėjome prie euro ir atlyginimai tapo palyginami tiek Lietuvoje, tiek kitose eurozonos šalyse, galbūt tai sukurs postūmį iš apačios spartėti tam atlyginimų susilyginimui, reiškia atlyginimų konvergencijos procesui. Bet aš bijau, kad čia Vilnius gali šitame procese suspėti labiau ir tas susilyginimo procesas arba konvergencijos procesas Vilniuje gali vykti sparčiau negu kitose miestuose. Ir tada tas atotrūkis Vilniaus pagal šitą rodiklį gali padidėti dar labiau.
Didžiausiuose miestuose be abejo, ir tai yra natūralu, dėl to, kad veikia savotiškos įcentrinės jėgos, fiksuojamas mažiausias nedarbo lygis, kuris pritraukia ir aplinkinių rajonų gyventojus. Šita problema, žinoma, ypatingai ko gero aktuali Vilniuje. Mes matome vėlgi besiskundžiančią Vilniaus savivaldybę, kad daug žmonių, kurie realiai atvažiuoja dirbti į Vilnių ir čia turi darbo vietas, tačiau yra užsiregistravę ir gyvena kažkur tai rajonuose, iš tikrųjų turėtų mokėti gyventojų pajamų mokesčio dalį būtent į Vilniaus aruodą, į Vilniaus iždą, nors taip nėra. Nežinau, kiek to atvykstamojo darbo yra Klaipėdos apskrityje, bet manau, kad pakankamai daug, nes Klaipėdos apskrities rajonų ekonominė padėtis nėra pernelyg gera ir šiek tiek dar vėliau apie tai kalbėsiu. Taigi, tam tikrą prasme, ta trauka į didmiesčius, ji gali būti tiek nuolatinė, kokias žmogus išvažiuoja visam laikui gyventi į didmiesčius, bet ji gali būti ir ta vadinamoji frikcinė, laikinoji, kuomet žmogus atvažiuoja tik tai dirbti ir grįžta į savo namus kažkur tai 20 ar 30 km nuo miesto. Tačiau, nepaisant to, kad Klaipėdos padėtis, Klaipėdos apskrities, aš čia kalbu šiuo atveju apie apskrities padėtį, yra pakankamai patraukli, ji patenka tarp labiausiai nukentėjusių nuo emigracijos. Aišku, čia turbūt reikalingas patikslinimas. Kiek man žinoma, didžiausių emigracijos lygių pagal nutekėjimą žmonių pasižymi vis dėlto rajonai Klaipėdos ir Šilutės rajonas, jeigu neklystu, jau čia absoliutus lyderis. Tai yra labai liūdna konstatuoti. Tačiau tą, ką minėjo ir Robertas savo pranešime, iš tikrųjų Klaipėdos gyventojų skaičius labai radikaliai mažėja. Ir pamenu, kai aš dar buvau klaipėdietis, berods vienu metu buvo beveik 220 000 gyventojų. Dabar bet turime 150, 160 nepilnai. Tai yra labai radikalus sumažėjimas per tokį trumpą laiką, kuris kūrė infrastruktūros, perteklinės infrastruktūros problemas ir socialinės problemas. Kas dėl mūsų šalies gyventojų ateities, tai čia tik tai trumpo komentaro teisėmis, aš vis dėlto nemanyčiau, kad Lietuvoje už 30 ar 40 metų gyvens tiek mažai gyventojų, bet aš manyčiau, kad tikrai labai ženkliai pasikeis mūsų tautinė sudėtis ir galbūt lietuvių iš tikrųjų gyvens daug mažiau. Tačiau tą nišą užpildys atvažiuojantis ar imigruojantis žmonės, kad ir kaip bebūtų, manau, tiek Lietuvos ekonominis patrauklumas, tiek net ir patrauklumas geografinė prasme, klimato prasme, nes mes gyvename klimato atšilimo amžiuje ir kai kalbame apie 20-30 metų perspektyvą, turime skaityti su tuo, kad po tokio laikotarpio smarkiai pasikeis klimatinės sąlygos ir šita geografinė arba klimatinė juosta bus labai patraukli gyventi, ko turbūt nebūtų galima jau būtų pasakyti apie, pavyzdžiui, tos pačius Prancūzijos pietus dar klausimus. Lemia, aš manau, tam tikrą Lietuvos patrauklumo didėjimą per artimiausius dešimtmečius tiek ekonominė, tiek klimatinė prasme. Bet ar mes esame pasirengę turėti visiškai kitokią tautinę nacionalinę sudėtį po 30-40 metų? Aš manau, kad tai yra klausimas ne tik tai Tėvynės sąjungai, Lietuvos konservatoriam, kurie visada šitam klausimui skiria pakankamą dėmesį, bet ir apskritai visai šalies politikai, visiems šalies žmonėms. Keletą žodžių apie finansinę savivaldybių padėtį. Na, iš tikrųjų, mes vis dažniau, mes kaip ekonomistai keliame šitą problemą kaip jau makroekonominio šalies problemą. Ir tai aš šneku ne tik tai kaip vieno iš didžiausių šalies komercinių bankų atstovas. Žinote puikiausiai, kad bankai kredituoja savivaldybės ir jų finansinė padėtis tikrai mūsų nedžiugina, o kai kurių tai ir visai nedžiugina. Bendroji savivaldybių skola viršija praktiškai jau 645 milijonus eurų. Ji buvo labiau gąsdinanti, bet dabar tas euras, kuomet buvo įvestas, kažkaip radikaliai sumažėjo ir tartum optiškai tapo gražesnė ir priimtinesnė. Tačiau jeigu skaičiuotumėme kiekvienam gyventojui, tai yra 220 eurų, nei daug, nei mažai. Savivaldybių įsiskolinimas sudaro vidutiniškai 58% prognozuojamų gauti pajamų savarankiškoms savivaldybių funkcijoms vykdyti. Tai žinot, aš čia galėčiau analogiją su šeima.
reiškia pravesti. Jeigu šeima skolinasi arba žmogus skolinasi būsto paskolai, bankas nebeduos paskolos, jeigu jūsų mėnesinės pajamos atmetus jūsų paskolos aptarnavimas sudarys daugiau kaip 40% jūsų nuolatinių pajamų. Šiuo atveju mūsų daugelio savivaldybių skolinimas yra gerokai didesnis ir tai ženkliai susiaurina jų galimybės vykdyti normalias savivaldybių funkcijas. Kas antrai savivaldybei jau apribotos skolinimosi teisės, kuomet viršijus 40% pajamų nebeleidžiama skolintis investiciniams projektams įgyvendinamiems be ES paramos. Na, jūs sakysite, kad tokių ir taip nebereikia, ar ne, jeigu ES viską finansuoja, bet tai turbūt būtų tik tai juokas. Žvelgiant į Klaipėdos padėtį šitame kontekste, Klaipėdos tiek rajono, tiek Klaipėdos miesto padėtį, tai matome, kad nėra nei Klaipėdos rajono, nei pačios ypatingai Klaipėdos padėtis tokia dramatiška, tikrai padėtis yra valdoma ir ji galbūt nekelia didžiulio pavojaus, bet nepaisant to dinamika ir čia yra nelabai patraukli. Kalbant apie savivaldybių biudžetų formavimą, čia iš tikrųjų reikėtų aiškiai skirti du dalykus. Tai yra tikslinės valstybės biudžeto dotacijos, kurios yra valstybės perduotom funkcijom vykdyti, ir tos vadinamos plačiaja prasme savarankiškos pajamos, kurie sudaro tiek mokesčių pajamos, tiek vietinės rinkliavos, tiek ta vadinamoji bendroji dotacijos kompensacija, tiek biudžetinių įstaigų pajamos. Tai štai pažiūrėkite, ką demonstruoja šitą skaidrį, demonstruoja pakankamai liūdną dinamiką, kuomet pajamų savarankiškoms funkcijoms pokytis palyginti su, na, tais gal dar neblogais metais, 2008 metais yra tikrai labai ženklus ir jisai vyko praktiškai kiekvienais metais, o pastaruoju metu, kaip matote, vyksta dėja, nepaisant ekonomikos atsigavimo, vyksta toliau. Kalbant apie tai, kas yra daroma ir ką dar reikia padaryti, tai politikai mane pataisys, man atrodo, 2015 metais Seimas jau priėmė šitiems metams savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pataisas, kuomet yra sugrąžinama į globalinis finansų krizės taikytą formulę, pagal kuriam skaičiuojamas GPM procentas tenkantis savivaldybėms, joms liks daugiau surinktų pajamų ir jos nebemažės didėjant įplaukų prognozę. Vien dėl to 15 metų savivaldybių pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti išaugo maždaug 30 milijonų eurų. Tai nėra, aišku, labai įspūdinga suma. Visgi šitą, kad ir neįspūdingą pajamų augimą pajus tik tai mažuma, tai yra 14 savivaldybių, tai yra tos, kurios negauna bendrosios dotacijos, tuo tarpu likusioms 46 savivaldybėms augant jų savarankiškoms pajamoms, atitinkamai bus mažinama dotacija ir pajamos nekis. Štai šiek kyla problemos sprendimo poreikis, problema būtų sprendžiama ir įmanoma ją būtų spręsti tik suteikiant savivaldybėms daugiau finansinio savarankiškumo. Reikėtų atsisakyti tos bendrosios kintamosios vertės dotacijos, kuri veikia tartum išmaldą, ir pakeisti ją bendrąją dotaciją, kuri nebūtų keičiama kintant savarankiškoms savivaldybių pajamoms. Ta išmalda arba pašalpa galima būtų suteikti tik susiklošus kritinėms aplinkybėms, tai yra kilus ekonominiai krizė. Na ir dar vienas turbūt svarbus dalykas yra tas, kad savivaldybėm reikėtų matyti smarkiai sumažinti tą privalomą finansinį įnašo dalį, dabar turbūt 15%, projektams, kurie būtų įgyvendinami 14-20 metais ES struktūrinių fondų lėšomis. Aišku, mums kaip bankam galbūt tai ir nėra bloga naujiena, kad savivaldybės ateina skolinti savo nuosavą įnašo dalį, bet pačioms savivaldybėms tai yra, aišku, papildoma finansinė kupra, kurią jos gana sunkiai neša esant dabartiniai finansiniai situacijai. Atlikus pribrendusius pakeitimus būtų pasiektas realus rezultatas, tai yra pajamų augimą pajustų ne mažuma, o visos šalies savivaldybės, mažėtų jų tarpusavio atotrūkis. Savivaldybės būtų dar labiau motyvuotas aktyviau vykdyti mokestinių GPM pajamų surinkimą ir mažinti biudžeto deficitą. Didėjant savivaldybių ekonominiam savarankiškumui naudą pajustų ir vietos bendruomenė, didėtų užimtumas, verslas, investicijos. Na tik tiek, kad žinau, kad 16 metais, kadangi šitie pakeitimai yra susijęs su dar papildomo finansiniu poreikiu, o 16 metai, kaip čia turbūt visi žmonės sėdintys žino, yra Seimo rinkimų metai, kuomet kils daug pagundų tiek valdančiosios koalicijos partijoms, tiek opozicijos partijoms siūlyti
visokius kitokius dalykus, ne savivaldybių reformą, o sakykime pasigerinti rinkėjams, tai aišku, galbūt opozicijos partijos negalės to padaryti, tą galės padaryti valdančiosios koalicijos partijos. Tai aišku, kad savivaldybių reformai sąlygos nėra pačios geriausios, ypatingai šitam finansinio modelio pakeitimui. Kiti receptai regionų plėtros netolygumams mažinti. Tai būtų aišku smulkaus ir vidutinio verslo apmokestinimo naštos mažinimas ir atsargus, o ne politiškai motyvuotas minimalios mėnesio algos didinimas. Šiuo metu dėja tas klausimas kartais jam suteikiama daug daugiau reikšmės, negu turėtų būti suteikiama, o taip yra dėl to, kad politikai labai smarkiai piktnaudžiauja šito klausimu, kadangi jis yra tiesiogiai susijęs su kai kurių rinkėjų finansinė padėtimi. Ir dažniausiai visos diskusijos, ir tą turbūt Robertas patvirtins, reiškia dėl verslo sąlygų gerinimo, dėl darbo kodekso pataisymo, darbo rinkos liberalizavimo dažniausiai pamirštamos, nes tai neįdomu, tai neišreiškiama konkrečiais skaičiais, o štai jeigu aš atsistosiu į tribūną ir pasakysiu, kad kelsiu minimalią mėnesio algą didesnių procentų, tai man visi klaus ir aš būsiu visų mylimas. Deja, čia turime veikti ne maksimizavimo principu, o minimali mėnesio alga turi būti optimali. Ir čia, aišku, dar kyla diskusija, ar galėtumėme taikyti skirtingą minimalios mėnesio algos dydį skirtingiems pagal ekonominę padėtį regionams. Aišku, kai kas siūlo diferencijuoti minimalią mėnesio algą pagal regionus, silpnesniem taikyti mažesnį MMA, didesnį. Bet žinote, jeigu mes gyventumėme ne Lietuvoje, galbūt sakyčiau, kad tai gal ir yra tikslingai gyventi. Tačiau esame žiauriai išradinga tauta, kuri randa apėjimo būdų ir, reiškia, formalaus įvykdymo, bet realaus neįvykdymo būdų labai greitai. Mes čia visiškai neseniai svarstėm bankę, reiškia, situaciją apie transporto sektorių ir apie kelių vežėjų problemas, kuomet, kaip jūs žinote, Vokietija ir Prancūzija iškėlė reikalavimus gyventi viešbučiuose, reiškia, mokėti ne mūsų algą, o mokėti Prancūzijos ir Vokietijos algą, reiškia, tokius reikalavimus. Tai mūsų žmonės, kurie pristatinėjo transporto sektoriaus būklę, sako, viskas gerai, sako, rasti būdai. Supratau, kad prancūzai ir vokiečiai dar tik galvoja, kokią apribojimą įvesti, o lietuvis jau surado šitą apribojimą apeiti. Tai reikėtų labai atsargiai taikyti šitos diferencijavimus, kadangi jie komplikuoja administravimą ir jie dažnai nepasiekia savo rezultatą. Regionės dimensijos skirstant ES paramos lėšas stiprinimas, planinga valstybės regionų politika, ir aš galvočiau, kad čia tas vieningas centras arba akis, kuri žiūrėtų iš viršaus ir matytų visus regionus vienu metu, o neleistų jiems vystytis tikiškai, yra labai reikalinga. Kelių ir kitos transporto infrastruktūros plėtra, didinanti nuo logistikos centrų nutolusių regionų pasiekiamumą taip pat. Na, aišku, čia jau turbūt pakankamai nuvalkiotas dalykas, investicijų mechanizmo nepavyks užkurti, jeigu ekonomiškai silpnesnių regionų savivaldybės priešiškai žiūrės į potencialius investuotojus ir tenkinsis išlaikyti statusų, tai Chevron atvejis turbūt yra chrestomatinis. Teko girdėti, kad kai kurie rajonų ir kai kurių miestelių merai apskritai nurašo bet kokį potencialų užsienio investuotojai, jeigu jis pirmiausia neteina užsiregistruoti ant kilimėlio. Tai jeigu jis neteina, nedaug dievė, koks nesusipratęs vakarietis, tai jam šitame regione jau nebėra ką veikti. Nors aišku, manau, kad šitas problemas spręstų ko gero pats finansinio modelio keitimas, kuris užtikrintų didesnį suinteresuotumą savivaldybių savo finansiniais rezultatais, apie ką štai prieš kurį laiką čia kalbėjome. Ir tada šitos problemos turbūt atkristų automatiškai, tiesiog savivaldybės ir jų merai būtų patys suinteresuoti, pritraukti daugiau investicijų ir mėgautis geresniais savivaldybės finansiniais rezultatais. Na ir, žinoma, manyčiau, kad labai svarbus ir pačių merų kaip asmenybių vaidmuo. Tiesioginiai mero rinkimai suteikia didesnį postūmį rinkti tokius merus, kuriais pasitikė didžioji savivaldybės gyventojų dalis. Ir kaip rodo patirtis, vis dėlto tokių aktyvių, energingų, gal kartais net pernelyg energingų, pernelyg aktyvių merų, reiškia, veikla, ji dažnai nusveria visas tas mano anksčiau minėtas problemas ir šitos savivaldybės, šitie regionai plėtojasi tikrai labai įspūdingai.
pakankamai gražiai. Na, Klaipėda galbūt ir nebūtų toks ryškus atvejis, tačiau nepaisant reiškia to, kad galima sakyti, kad ponas Malinauskas yra ten kitos partijos atstovas, bet druskininkų pažanga, kuri pasiekta pastaraisiais metais, kad ir kokios bebūtų ten tos aplinkybės, ar kalbama apie visokius kitokius dalykus pašalinius, bet niekas negali nepripažinti, kad šitos savivaldybės veidas per pastarąjį dešimtmetį pasikeitė neatpažįstamai ir tikrai į teigiamą pusę. Efektyviausia politika – duot meškerę, o ne pašalpas. Aišku, verslo potencialą vietose padėtų skleisti smulkusis ir vidutinis verslas, kuris sukurtų darbo vietas ir sumažintų socialinės paramos gavėjų skaičių. Smulkiam ir vidutiniam verslui atsiskleisti vietose padėtų ne tik mažesni mokesčiai, bet ir visiškas atleidimas nuo jų pirmaisiais veiklos metais. ES paramą prioritetiškai skirti investiciniams, o ne elementariems viešųjų erdvių tvarkymo projektams, nors jie ir labai pagražina mūsų rajonų veidus. Sukurti veikiančią ir į verslo poreikius reaguojančią darbo jėgos pertvarkymo sistemą, leidžiančią verslui atrasti vietoje reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, tai tikrai labai aktualu ir Klaipėdoje. Agnė jau šiek tiek užsiminė apie tai, kad kai kurioms uostamiesčio įmonėms tenka importuoti bulgarus ir rumunus, nors atrodytų, kad formaliai nedarbo lygis šalyje ir konkrečiai uostamiestyje vis dar yra pakankamai didelis. Reikiamų darbuotojų rasti yra sudėtinga, bent jau štatą. Ir paskutinė mano skaidrė skirta galbūt tam tikrai diskusijai. Aš tikrai to, ką čia surašiau, nesu pats įsisąmoninęs tiek, kad galėčiau ginti šitą idėją iki kraujo, bet man atrodo, kad vienas jūsų partietis, jeigu neklystu, Kęstutis Masiulis, jau yra siūlęs pagalvoti apie tai, kad pereiti prie tiesioginių ne tik tai merų, bet ir savivaldybių tarybų rinkimų. Nes kaip ten bebūtų, partiniai sąrašai toli gražu ne visose savivaldybėse garantuoja kokybinę tarybų sudėtį tokią, kurios mes norėtumėme. Tenka taip pat nemažai susitikti su įvairių verslo bendruomenės regionuose atstovais įvairiais ir jie kartais, kai kuriuose miestuose, nebadysime pirštais, bet tiesiog, ne tai, kad juokiasi, bet juokiasi pro ašarą, žiūrėdami tai, kas tenai sėdi tose savivaldybių tarybose ir kas tenai posėdžiauja. Sakau, tai esate nervingi, sėkmingi verslininkai, kaip ir patys darykit tvarką. Sako, gal ir eitumėm, bet sako, įsivaizduokit, sėdi verslininkų taryba. Bet koks sprendimas, kurį mes priimsime, bus bendruomenės suvokiamas kaip paprasčiausias savo interesų stubimas ir propagavimas, net jeigu mes net užpakalinės minties tokios neturėsime. Tai kaip šitą Gordijaus mazgą nukirsti ir išspręsti šitą problemą? Manyčiau, kad visgi kaip ten bebūtų, skirtingai nuo visos šalies, savivaldybėse ryšys tarp rinkėjų renkamų yra glaudesnis. Todėl visgi svarstytina, ar nereikėtų organizuoti ir tiesioginių savivaldybių rinkimų, čia man prapuolė kažkokių žodžiai. Tuomet visa savivaldybė, jau ne tik meras, būtų sudaryta iš gyventojų tiesiogiai išrinktų žmonių. Tarybos rinkimus laimėtojų skaičius daugiausia balsų gavusių kandidatų. Kandidatai į merus ir tarybos narius gali būti partiniai arba nepriklausomi, kaip ir tiesa dabar, jie eina į rinkimus su rinkėjais suprantamais ir išmatuojamais veiklos tikslais. Meras neturėtų būti renkamas daugiau kaip 2 kadencijom, o taryba leistų teisės aktus, prižiūrėtų mero veiklos metinius rezultatus ir planuotų ilgalaikę strategiją bent 50 metų. Galima sakyti, kad gal kažkiek naivu, gal panašiai, gal šitos savivaldybės, kurios būtų surinktos iš matomų, ryškių, pripažintų žmonių, bet jos visiškai būtų, reiškia, nevaldomas, nes sueitų su labai skirtingom partiniam ir politiniam pažiūrom žmonės, būtų neįmanoma susikalbėti nei merui, nei savivaldybėm, reikėtų, kad praeitų daug laiko, kol jie ten apskritai kažkokias tai grupės susikurtų, kur matytų ten savo skirtingas vizijas. Bet juk ir dabar, pradėjus rinkti merus tiesiogiai, šita problema susikalbėjimo, solidarumo ir, sakyčiau, darbo vieningo tikslo arba darbo tam pačiam bendram labui, ji bus aktuali. Nes tikrai nebejoju, kad bus savivaldybių ir labai didelių savivaldybių, kuriuose meras bus vienos politinės pakraipos, tuo tarpu savivaldybių tarybos bus sudarytos iš kitų partijų. Tai ką? Torpeduos vieni kitų veiklą ir nejudės vežimas iš vietos, tai bus diskredituota šitas modelis tiesioginio mero rinkimų.
ir iš viso šito nieko gero neišeis. Taip kad susikalbėjimas ir bent jau minimalus partinių politinių interesų atitraukimas į antrą planą vardan savivaldybės tikslų, bet kuriuo atveju, bet kuriam modeliui esant yra absoliučiai būtinas. Na tai tiek turbūt būtų tų mano mintelių. Ačiū Jūsų dėmesį. Ministrė, ko reikia regionų. Regionų politika yra tokia svarbi. Mano įsitikinimu, mes turime vieną esminę, turime nemažai problemų pačių įvairiausių ir kartais jų atsiranda naujų, ypač nuo praeitų metų, turiu omeny geopolitinio saugumo iššūkius, bet jeigu pažiūrėti į, štai netrukus švęsim 25 metus kovo 11, tai jeigu taip pabandyti prisiminti, ko mes siekiame prieš 25 metus, nepriklausomybės, demokratijos, tokios europietiškos valstybės, tai tame valstybės raidos kelyje iš tikrųjų esam pasiekę tikrai labai daug. Aš kartais taip labai grubiai pajuokauju aritmetiškai, sakau, na va, kadangi mūsų BVP vienam gyventojui siekia 75% ES vidurkio, pralenkiam net ir estus, čia yra pats svarbiausias dalykas, tai galim traktuoti taip labai jau metaforiškai, kad štai 75% to kelio link europietiškos valstybės mes kaip jau ir nuėjome. Čia nesijėmu, taip sakant, diskutuoti šitokių aspektų, bet taip savo labai supaprastintai tą galiu pasakyti. Bet jeigu pasižiūrim į tai, ar žmogus jaučia, kad jo gyvenimas jau pasiekė 75% tam tikro europietiškos gerovės lygmens, tai turbūt išgirsim labai paprastų atsakymų, kad tikrai dar ne. Ir todėl iš tiesų, mano įsitikinimu, bendrai tam tikro prasme tokiam politinio požiūrio aspektų. Mes turime atrasti būdų, kaip šiek tiek keisti savo politinio matymo perspektyvą. Jeigu 25 metus mes labiau rūpinomės valstybės lygmenį, dabar reikia atrasti būdą, kaip save nuleisti žemiau ir pasižiūrėti tokią, kaip aš sakau, tas man vis ta analogija, Google Street View, kai yra tas, kad tu atsisėdi ir tu matai aplinkui, kaip atrodo, reiškia, žmogaus gyvenimas. Ir ypač tai svarbu, kai kalbam ir kai matom ir galim pasižiūrėti į to žmogaus gyvenimo skirtumus, lygindami gyvenimą didmiesčiuose ir provincijose. Tai čia Gitanas labai daug svarbių skaičių parodė. Aš tik vieną skaičių galiu prisiminti, čia pats esu rašęs, tai tik kompiuterį turiu pasižiūrėti. Krizės laikotarpis 2009, 10, 11, 12 metai, tai 10 metais bedarbystė Klaipėdoje pakilo kaip ir visoje Lietuvoje, panašiai kaip ir Lietuvos vidurkis, iki 15%. Dabar yra nukritusi iki, aš čia turiu tik praeitų metų pirmo pusmečio duomenys, tai turbūt apie 7%. Tuo tarpu, pavyzdžiui, Tauragė 10 metais pakilo iki daugiau ne 18%, dabar yra apie 16%. Ir sakant, didieji miestai, jie po krizės daugiau ar mažiau yra atsigavę, tuo tarpu ta gilesnė provincija, jinai tikrai vis dar pergyvena pakankamai sunku ekonominę, socialinę būseną. Na ir tai labai ryškiai matosi tas pasidalimas į pirmą ir antrą Lietuvą, kaip ten jas pavadinsim, jis iš tikrųjų labai ryškiai matosi įvairiais aspektais. Tame tarpe net ir politinių aspektų. Tai mes visi čia, būdami partiniais, tai labai gerai ir atstovaudami konservatorių partiją, mes tą gerai matom, kad mūsų rinkėjų daugiau yra didžiosiuose miestuose, tuo tarpu provincijoje balsuoja už kitas partijas. Dar turbūt 2004 metais stojant į Europos Sąjungą mes esam padarę tokią sociologinę apklausą, kuri mus tada labai išgąsdino ir mes ją pasakėm giliai į stalčių, bet dabar jau prabėgus 10 metų galima gal tą ir pasakyti, mes paklausėm paprastą klausimą. Rinkėjai, prie tų standartinių klausų, kur užduoda klausimus, už ką balsuosit, mes paklausėm, o kaip jūs manote, ar gyvenimas sovietmečiu buvo geresnis ar blogesnis?
Ir gavom atsakymą, kuris mūsų šokiravo, 52% pasakė, kad gyvenimas buvo geresnis. Ir didžioji dalis tų žmonių gyvena provincijoje, tam tikrą prasme prarastoji karta, virš 50 metų, žemas išsilavinimas, žemos pajamos, ir jisai sako, gyvenimas prie sovietų buvo geresnis. Ir tada, kai pasižiūriu, už ką jisai balsuoja, tai tarp tų pačių darbo partijos ir Tvarkos ir Teisingumo rinkėjų 80% sako, kad prie sovietų buvo geriau gyvena, tarp socdemų apie 50%, nu, mes padarėm tokią savo paguodžiančią išvadą, kad mes esame ateities partija, nes tarp mūsų... Ar bent vienas iš jų ir balsavo už jūsų partiją? Ne, labai nedaug, procentai labai mažai. Na tai čia aš jau tik tai tą pabaigą pasakau taip savo pasilinksmindamas. Bet iš tikrųjų taip tą parodė, kad situacija yra pakankamai, taip sakant, na, nelabai gera. Aš tikrai nevertinu tų žmonių pažiūrų, bet jie savaime dėl savo, taip sakant, istorijos, dėl savo gyvenimo, dėl savo dabartinės padėties, jie taip balsuoja. Jie jaučia nostalgiją tai praeičiai, jie turi daug tokio pykčio, irgi visiškai suprantamo, ir jie taip balsuoja. Ir čia, kaip Vladas Laučius pasakė, štai 12 metų rinkimai ir parodė, kad antra Lietuva įveikė pirmą Lietuvą. Ir ypač matant dabar tą visą aplinkui suirutę, Rusijos agresiją, aš nenoriu prie tos temos čia sustoti, bet mano įsitikinimu kaip tik štai tas pasiskirstimas į pirmą ir antrą Lietuvą ir antros Lietuvos tam tikra tokia išlikusi nostalgija ir praeičiai daro Lietuvą labiau pažeidžiamą. Mano prognozė iš tikrųjų, kad nepaisant kas ten kaip vyksta dabar ir ten Merkel su Olandu važiuoja į Maskvą, mano įsitikinimu mes matysime situaciją, kurią turime irgi jau pradėti į savo galvos kažkaip dėlioti, kad Putinas liks valdžioj pagal tam tikrą rusišką standartą iki tol, kol sveikata leis, o tai reiškia dar gerus 20 metų, mes būsim tam tikrą prasme tokia pafrontės valstybė. Gal čia mūsų kas ir nepuls, gal kaip nors, bet bandymai įtakoti politiškai visokiais informaciniais karais per minkštasias galias tikrai tą gali prognozuoti. Ir tada iš tikrųjų tas antros Lietuvos klausimas, jisai padaro, jis susiję tiesiogiai ir su tolesnė visa Lietuvos ir politinė raida, ir geopolitinės visais iššūkiais. Tai aš tik tai sakau, kodėl mano manymu štai ta regionų politika jinai tampa ypatingai svarbi. Tiek dėl to, kad turim rasti būdų, kaip įveikti tą dviejų Lietuvų pasidalinimą, keliantį pavojų. Iš kitos pusės, iš tikrųjų, turime leisti žemyn ir pamatyti tą gyvenimą žmogaus akimis ir pamatyti, tai kodėl jo suprantama gerovė dar nesiekia 75% ES vidurkio. Na ir iš tiesų apie tai galvodami radom tokių paprastų tiesų, kurias pasaulis jau anksčiau yra atradęs. Nesenai lankėsi, gal čia yra Robertas ir Gitanas, gal dalyvavom irgi Michael Novak, toks amerikiečių, jau pagyvenęs politikos filosofas. Kaip jisai pats sakė, Jonas Paulius II buvo jį įvardinęs vienu iš savo 4 minties bičiulių. Jis toks liberalus, krikščionis, konservatorius ir kaip nori gali taip jį įvairiais kampais apibūdinti. Tai jisai dar prie Reigano yra vadovavęs tokiai didelei Amerikos darbo grupiai, joje dirbo ir mums gerai pažįstamas Skirma Kondratas. Ir jie kėlė klausimą, Amerika perėjo tokį irgi gana sunkų laikotarpį, daug tokio atsirado skurdo patologijos, elgesio patologijos, po visų 60-70 metų tokių perturbacijų. Jie kėlė klausimą, ko reikia, kad žmogus išvengtų skurdo, kad jis taptų tokios normalesnės vidutinės klasės atstovų. Ir sakant, ką jam gali pasakyti. Ir jie įvardino, galų galia, kaip amerikiečiai moka viską supaprastinti, jie įvardino 3 labai paprastas sąlygas. Ir ką jie po to reiškia, ką jie paskui išvertė tokius tiesiog šūkius, taip sakant, ką jie sako jaunam žmogui. Pirmas dalykas – mokykis. Antras dalykas – dirbk. Trečias dalykas, kai ateis laikas, kur šeimą ir auginti vaikus. Jie sako, pažiūrėkite statistiką, jeigu žmogus 3 šitą sąlygą savo gyvenime išpildo, 95% tų, kurie tas sąlygas išpildo, jie tampa, sakysim, normalios vidutinės klasės nariais. Jie gal ten nėra, taip sakant, turtuoliai,
nėra kažkas, reiškia, bet tikrai neskūsi. Tai štai šitoje vietoje, iš tikrųjų, tą gerovės perspektyvą mes ir galim suvesti į 3 sąlygų išpildymą. Kaip ir Gitanas sako, duokim žmogui meškerę, ne žuvį, bet sudarykim jam sąlygas mokytis, dirbti, normaliai kur šeima, kitaip sakant, turėti sąlygas ir vaikus auginti, ir tėvus prižiūrėti, jeigu jau taip išeina. Ir tada turėsim iš tikrųjų ir tai, kad Lietuva ir tos gerovės kūrime sparčiai judės į priekį. Ir čia aš visiškai pritariu iš tikrųjų, kad savivaldybės, mano įsitikinimu, tikrai štai 3 sąlygų įgyvendinime turi vaidinti žymiai aktyvesnį vaidmenį, žymiai didesnį vaidmenį. Iš tikrųjų, merai turi būti ne tik tai gražių gatvių ir aikščių ar švenčių šeimininkais, bet merai turi būti ir savo teritorijos, savo savivaldos ekonomikos plėtros lyderiais. Darbo vietos ir galimybė dirbti, mano įsitikinimu, yra viena iš pamatinių sąlygų. Tam, kad žmogus pats kurtųsi savo, kartais ir pakankamai sunkių darbų, savo tą gerovės perspektyvą. Tai aš visiškai pritariu tam, ką vėlgi Gitanas Nausėda kalbėjo. Šiuo metu dėja savivaldybių finansų sistema labai supaprastintai įvardinant, merų neskatina ieškoti investuotojų, neskatina juos medžioti, neskatina jų kviesti, nes didžiosios dalies savivaldybių biudžetai nuo to, kad įsikūrė daugiau darbo vietų ir surenkama daugiau GPM į savivaldybės biudžetą, nuo to savivaldybės biudžetas nepadidėjo, nes jam automatiškai sumažėja centrinė dotacija. Ir viskas. Gal merui patinka, jeigu ateisite didžiąją dalį savivaldybių ir paklausite, ar jis turi investicijų padalinys, jis pasakys, turiu. Kai paklausite, kuo tas padalinys užsiema, rengiam investicinį projektą, paimti ES pinigų ir įdėsim štai tą gatvę arba į tą gatvę. Tas irgi reikalinga, bet tikrai to neužtenka. Ir sakant, tai šitoje vietoje aš visiškai pritariu. Ir investicijų pritraukimui iš tikrųjų labai svarbu yra aktyvus meras, jo suinteresuotumas tuo, kad atėjus investicija sukurs darbo vietas ir daugiau pinigų biudžete, tada jisai galės iš tų biudžeto pinigų ir gražinti miestą ir būti populiarus. Taip sakant, sandara jinai turi būti labai aiški, bet lygiai taip pat labai svarbu. Visiškai akivaizdu, kad didelė dalis regionų kenčia dėl to užburto rato, investuotojai neateina, nes neranda tame regione, arba toj savivaldybėje konkrečioj, jiems reikalingos kvalifikuotos darbo jėgos, o jauni profesionalai nelieka toje savivaldybėje, nes neateina investuotojai. Tai šitą ratą užburtą irgi reikia perlaužinėti ir sąmoningai vykdyti specialias politikas ir pritraukiant darbo jėgą, jas stengiantis išlaikyti, o išlaikyti galima, jeigu atliepia į tą žmogaus norą ir kurti šeimą ir turėti geras sąlygas, ir pirmo būsto, ir darželiai, ir mokyklos, ir jau pagyvenusių tėvų priežiūra, tai irgi turi būti savivaldybės labai sąmoningai suprasta dalis, taip sakant, tos bendros politikos, kaip kurti sąlygas vidutiniai klasiai ir europiniai geroviai kurtis. Na ir pabaigai aš tik pasakyčiau, iš tikrųjų, jeigu manęs kas nors paklaustų, ar ko šio požiūriu trūksta Klaipėdai. Tai aš nieko čia jokių didelių receptų tikrai nepasakysiu. Klaipėda visada žiūrint iš to mūsų papilkėjusio Vilniaus mums atrodo labai romantiškai ir tokia vėjų ir jūros nugairinta. Tai aš tik vieną pasakyčiau, kad mano manimu aš į ką bandyčiau šiek tiek kreipti irgi žiūrint į tolesnį ateitį Klaipėdos perspektyvą, tai stengčiausi daryti Klaipėdą ne tik tai uosto pramonės ir, sakysim, tokios sunkiosios gamybinės pramonės miestų, tai chemijos pramonės miestų, ko dabar matom nemažai, bet stengčiausi pakreipti Klaipėdą į tai, kas Lietuvai pakankamai neblogai sekasi, tam tikrą prasme aukštųjų technologijų paslaugų dar vienu centru. Į Vilnių mums iš tikrųjų pavyko pritraukti nemažai, visų Barklajų, Vesteriūninė ir taip toliau. Pradeda ateiti į Kauną, aš manau, kad Klaipėda taip pat turėtų šitą sritį intensyviai taip pasižiūrėti. O čia tada atsiranda klausimas, ką turėtų daryti ir aukštosios mokyklos Klaipėdos, nes tam reikia iš tikrųjų specialių žinių, specialių kvalifikacijų, rengiant jaunus profesionalus. Bet tai Klaipėdai duotų tam tikrą papildomą atspalvį ir žmonių
mąstymo iš žmonių tam tikros kitos grupės atsiradimas, kas mano manimu iš tikrųjų būtų labai Klaipėdai sveika ir sėkminga. Tai tokios galbūt. O Agnė turi tapti merę, išbandyti visą šitą politiką čia, o tada jau toliau priešinti tolesnės perspektyvas. Dėkui, aš to, kad taip ir padarysim, o noriu prašyti Dainiaus, prašau, jums žodis ir aš dar galvoju, kad mes iki pertraukos dar ir mūsų universiteto lektorių. Ačiū labai ir ko gero čia daug kas buvo pasakyta, gal šiek tiek pasidarbuoti, nes ko gero labai daug receptų jų ir nėra, bet dažniausiai ko gero yra problema su tų receptų neišrašymu, jų gyvenimu, įvykdymu, jų konkrečių gyvenimų. Taigi, ką Gitanas rodė, Klaipėdos mokykliai tikrai yra labai neblogi ir daugelėje vietų yra visai šalia Vilniaus, o Vilnius yra sostinė, yra su savo visų sakykime, administracinių potencialų, sutelktos visos valstybinės institucijos, tai Klaipėdos buvimas šalia Vilniaus rodo tikrai didelį potencialą ir remiantis, kaip ir minėjo, vakarų ir kitų pasaulio šalių patirtinių uostai tikrai turi labai didelį potencialą ir galbūt norėčiau patikėti Klaipėdai, kad tikrai ne tik tai, kad būtų šalia Vilniaus, bet būtų geresnė už Vilnių. Tačiau, kalbant apie gyventojų mokėjimą iš Klaipėdos, kaip būtų keista, rodikliai nėra tokie gražūs ir aš rodo, kad kažko Klaipėdai trūksta. Ir žiūrėdamas į tą rodiklį, aš drįsčiau teigti, kad gyventojų mokėjimo skaičiai yra atvirkščiai proporcingi gerai apmokamų darbo vietų skaičių. Ir čia turbūt nieko nepasakiau naujo, dabar ekonomistai nieko nesiginčia, kad būtent tik tai investicijos, tik tai geros darbo vietos padeda tiek išlaikyti gyventojus, tiek duoti reikiamą komfortą žmonėms. Ypač dabar šiandieninėje labiau mažalizuotoje visuomenėje. Ir žiūrint jau tada per investicijų prizmę, nes aš kito receptą ir kai buvęs ūkio ministras, ir kai žmogus atėjęs iš verslo, kito receptą tikrai nematau ir negaliu išrašyti. Be abejo, labai svarbu ir kad žmogus gerai jaustųsi, ir sveikatos apsauga, ir kiti dalykai, bet pirmiausia, žmogus turi ką veikti. Žmogus turi uždaryti savo norę pragyventi, tada jisai pradės jaustis ir tada automatiškai esant rinkos ekonomikai kūrėsi paslaugų industrija, aplinky kūrėsi reikalingos paslaugos. Kodėl Klaipėdoje yra mažesnė bedarbystė negu Tauragėje? Tai be abejo, Klaipėda yra jaunesnė, žmonės yra modernesni, dinamiškesni ir turbūt tas srautas tiek į Vilnių, tiek į užsienį yra didesnis. Ir čia turbūt reikėtų ieškoti pagrindinės priežasties. Taigi, kalbant apie investicijas, pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie tokį dalyką kaip sumani specializacija. Mano manimu, kad kiekvienas regionas dabar Europos Sąjungos mastu ir dabartiniai europinio programavimo, europinių lėšų įsisavinimo perspektyvai yra labai aiškiai pasakyta, kiekviena šalis turi turėti savo sumanę specializaciją. Kuo šalis tai yra skirtinė, kur norėtų pritraukti investicijas ir kurias reikia norėtų vystyti. Lietuva jau turbūt gerą dešimtmetį tas kryptis yra nustačiusi. Atėjusi šį valdžią nepraleisiu progos įgelti, kad vėl naują nustatinėjo tas kryptis ir jas vėl patvirtino, tačiau sugaišo dar porą metų ir europinės lėšos,
kurios turėjo pradėti eiti į ekonomiką praeitų metų pradžioje, dar iki šių metų, reiškia, vidurio dar net nepradės judėti, gal turbūt pirmieji projektai atsiras metų gale, tai 2 metai yra prarasti, bet kalbant apie mūsų regionus, tai tos žmonių specializacijos ir krypčių mes turbūt taip kompleksiškai nesam nusistatinėję. Jeigu žvilgsime į Klaipėdą, mes matome tokį vaizdą, kokią aš esu daręs kaip ir būdamas ministru, ir žvelgdamas į Klaipėdos zoną, laisvės ekonominę zoną, kuri ir tiek į uostą, kurie yra tikrai geros praktikos pavyzdžiai. Jeigu Klaipėdos laisvoje ekonomikos zonoje yra investuota beveik 2 milijardai litų, sukurta beveik 2000 darbo vietų, galime įsivaizduoti, kad jeigu panašiais tempais vystytųsi visos laisvos ekonominės zonos, tai visoje Lietuvoje mes turėtume visai kitą situaciją. Tai be abejo, Klaipėda, čia, kaip manote, yra klausimas, Klaipėda be abejo uostas, logistika ir multimodalumas ir visi kiti dalykai yra didžiausias prioritetas. Uosto plėtra, uosto modernizavimas, efektyvumo didinimas yra pirminiai dalykai. Chemijos pramonės, mes turime įsteigęs chemijos pramonės įmonių, kur turbūt būtų viena iš tų krypčių inžinierija. Ir būtent tai yra tos sritys, kurios, kaip Robertas minėjo, galėtų klasterizuotis. Ir kas yra labai svarbu, kad esant sumaniai specializacijai, mes tada nebesprendžiame klausimo, kas yra pirmiau, ar kiaušinis ar višta, tai yra, ar pirma yra specialistas, o po to investicija. Nes žinodami, kokių mums investicijų reikia, mes aiškiai nukreipiame specialistų rengimą tą kryptimį. Čia yra pats svarbiausias klausimas ir aš galvoju, kad nuo to Klaipėdai ir Klaipėdos visam intelektualiniam potencialui atsiskleisti reikalinga šitą labai aiškiai specializacija. Be abejo, šalia, kalbant apie užimtumą, teisus Andrius Kubilius, kad Vilnius yra užsipildęs paslaugų centrų Vilniuje, turbūt kiekvienais metais naujų atsiranda 3-4. Kaunas taip pat pradėjo pildytis ir šalia Vilniaus ir Kauno, ko gero, Klaipėda vienintelis miestas, kuris dar turi tikrai tiek žmogiškųjų resursų, tiek kapitalo, nes kapitalas irgi labai reikalingas, nes vystyti nekilnojamo turto objektus vietovėse, kuriuose jisai sunkiai atsiperka, kuriame sukurta vertė yra žymiai mažesnė negu investiciniai kaštai, kuriant nekilnojamo turto objektus. Tai tikrai yra gana sunku daryti, o Klaipėda yra tik tai patraukli šito požiūriu ir investicijos į biurų pastatus kitur tikrai gali Klaipėdai turėti nemažą potencialą, taigi darbo vietos žmonių skaičius ir mokslo institucijų skaičius, plus patrauklumas nekilnojamo turto vystymui tikrai galėtų sudaryti sąlygas paslaugų centrams vystytis Klaipėdoje. Tai yra viena dedamoji. Antroji dedamoji turbūt, aš manau, kad yra lyderystė. Ir turbūt niekas nesikeičia, kad per 4 metus, kuomet Tėvynės sąjunga buvo valdžioje, investicijų srityje buvo atliktas tam tikras proveržis ir tie patys daugybė paslaugų centrų, tiek pramoninių investicijų atėjo į Lietuvą ir atėjo dažnai todėl, kad politinė valia buvo labai aiški, kad mes turime atverti duris investicijų, turime tiek premjeras, tiek ministras, tiek agentūrų vadovai patys aktyviai medžioti investicijas.
Mes turime tapti investicijų medžiotojai, turime važiuoti, belsis į duris, kviesti ir tą politiką davė savo vaisių. Vėl perkeliant šitą praktiką į regioninę politiką, į tą pačią Klaipėdą, aš manau, kad miesto meras pirmiausia turėtų būti tas lyderis, kuriam yra labai svarbu investicijų ateimas, kuris pats belsus į duris tiek užsienio investuotojų, tiek vietos investuotojų. Nes noriu pasakyti, kad Lietuva, kad miestai turėtų kovoti ne tik tai tarpusavį dėl užsienio investicijų, bet ir dėl vietos investicijų. Nes mūsų pramonės įmonės statydamos gamyklas taip pat gerina ekonominę situaciją regionuose, moka visą eilę mokesčių ir pajamų mokestis atitenka savivaldybėm, ypač kaip diskusijose buvo kalbėta tiek Italo, tiek Andriaus, kad aš tikrai tikiu, kad per artimiausius keletą metų gyventojų pajamų mokesčių mokėjimo proporcijos ir įstatymai pasikeis ir savivaldybių biudžetai priklausys jau nuo to, kiek yra pritraukta investuotojų. Tai meras lyderis, meras aktyvus investicijų medžiotojas ir akcentai tiek į užsienio investicijas, tiek į vietos investicijas. Dėl agentūros. Čia aš noriu paprieštarauti Robertui. Išėjo. Tai žymiai lengviau, nes nebus oponentų. Mes naudosim progą. Bet argumentai yra labai aiškus. Jeigu mes žvelgsime į algas savivaldybės tarnautojų, mes aiškiai suprasime, kad specialisto su aukštom kompetencijom, ypač turinčio patirties tiek vadyboje, tiek pardavimuose, tiek kitur mes tikrai nenutrausime. Investuok Lietuvoje yra institucija, kuri turi galimybę finansuotis tiek europinėmis lėšomis, tiek finansuotis biudžetinėmis lėšomis ir algų lygis yra tikrai pakankamai aukštas. Algų lygis, esant tinkamiems vadovams, suponuoja tai, kad kompetencijos, kurios susirenka tokios institucijos, tampa pakankamai aukštomis. Ir esant gerom ir aukštom kompetencijom, plus perkeliant patirtį, kurią turi centrinės institucijos, pasidedant gerą praktiką, apmokant, tai aš manau, kad tokia institucija, kaip Investuok Klaipėdoje, tikrai galėtų pasiekti aukštų rezultatų ir ypač mes, turėdami tokią instituciją, labai aiškiai galėsime jų darbą ir išmatuoti, nes jeigu žvilgtelsime į Investuok Lietuvoje, tai jie turi labai aišku savo rodiklių lentelę, kur matome, kiek kiekvienas lydas investuotas į šią agentūrą duoda grąžos, tas pats galėtų būti ir Klaipėdoje. Dar vienas, turbūt irgi vienas iš esminių aspektų yra verslo sąlygos, daug buvo šnekėta ir tikrai suprantu, kaip tai yra sunku padaryti, ypač turint omenyje bendrą tiek pasipriešinimą viso administracinio aparato, nes administracinis aparatas tiek valstybės mastu, turbūt tiek savivaldos mastu, jie nėra priežastimi dėl to, kad priešintis, bet dėl to, kad supratimas apie kas, reiškia, tai tiesmukai pasakysiu, moka visiems mums algas, yra pakankamai žemo lygio. Ir tas nematymas verslo, nematymas pajamų šaltinio suponuoja tai, kad tiek detalieji, tiek kiti planai yra rengiami pusmečiais ir metais, kai investicijai ateiti, sakykime, kitos šalis ar Lenkijoje ar kitur gali pasiūlyti 2-3 mėnesius, kuomet reikia. Tai
atsisukimas tikrai atgal grįžimą prie šitos problemos ir galbūt vienas iš pirmųjų klausimų turbūt reikėtų, iniciatyvų turbūt reikėtų įkurti saulėtekio komisiją, kuri buvo valstybėje Klaipėdoje, kuri peržiūrėtų tiek savivaldos teisės aktus, peržiūrėtų visas procedūras, kad verslas galėtų lengviau jaustis ir žymiai greičiau galėtų tvarkyti visus biurokratinius reikalus administracijoje. Tai gal tiek, kalbėjau, galbūt mano kalba yra techniškesnė, kadangi tai patirtis tokia yra daugiau mano vadybinė ir asmeninė. Ačiū, kaip matot, mes iš tikrųjų turėtumėm visi turbūt nusipelnėm kavos. Gyventi geriau. Nusipelnėm gyventi geriau. Bet aš noriu dar paprašyti iš tikrųjų ir mes labai norėtumėm išgirsti dabar rektoriaus pasisakymą, tai gerbiamas rektorius prašau. Labai diena, aš pasistengsiu ilgai nebūti, gal konkretesnis kiek. Vis tik norėčiau pabaigti ir pradėti tą mintim, kurią gerbiamas Kubilius pabaigė savo kalbą. Jis kalbėjo labai teisingą mintį ir aš ją norėjau pabrėžti, kad kai kalbam apie verslo mokslo sąveiką, nepamirškime esminių dalykų, o kiek tas verslas imlus tam mokslui. Buvo čia mintis labai teisinga, kad į Klaipėdą reikia stengtis gauti aukštų technologijų įmonės, high-techinės, nes tai, ką mes turime čia, geriausiu atveju mes turime būti techninės, tas vidutinio tokio. Iškai, kad technologiškumo įmonės, ir jeigu mes žiūrėsim tuo kampu, tai tada iš tiesų atsiranda ir to mokslo paklausa ir visa kita. Tai tada, gal aš pradėsiu taip plačiau šiek tiek, diskusijos iki šiol nekyla apie universitetus aplamai, kiek reikia, kokių reikia, kas čia Lietuvoje su jais bus, jungti, naikinti, mažinti, didinti. Bet man atrodo, Klaipėdoje mes turim priimti aksiomą tiesiog be įrodinėjimų, kad universitetas Klaipėdoje būtinas, reikalingas. Kodėl? Todėl, kad tie, kurie buvo prie ištekų universiteto, universitetai jau 25 metai bus neužilgo, tai jie aiškiai pabrėžė, kad Klaipėdoje atsirado universitetas, pasikeitė miesto veidas. Pasikeitė klimatas, intelektinis klimatas, kultūrinis klimatas, taip kad man atrodo, čia nediskusijų objektas, universitetas yra reikalingas, būtinas. Ir čia toks, sakykime, net ne kelrodis, čia aksioma. Dabar, kadangi jūs daugiau iš verslų, iš finansų sektoriaus, aš sakyčiau, šitais terminais reikėtų pasižiūrėti, kas yra su konkurencinė aplinka. Klaipėda, reiškia, trys pagrindinės Lietuvoje dominantės, sakykime, jeigu taip apie tą mokslą, tai Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Vilnius, Kaunas stipresni, aš čia gal ne tiek, bet visgi, kas daroma? Daroma, einama koncentravimas į kelių koncentracijos. Vilniuje universitetai, lygio tuos, mes kalbėjome mokslo institutus, reiškia, apjungė, ten sujungė, slėnius kažką tai. Kaunas viziją puoselėjo 20 metais vieningo universiteto. Ką Klaipėda galėtų atsakyti šitoj vietai? Mums turbūt irgi reikia galvoti, pirmas dalykas apie koncentravimą, ir verslą iš koncentravimo savo pajėgų. Ir antras dalykas, kadangi Klaipėda yra verslas ir energetika, labai stipriai dominuojanti lyginant Lietuvoje, tai va čia turėtų būti antras prioritetas, tai yra verslas, mokslas sąveika. Verslas turėtų būti esminis dalykas, nuo ko aš ir pradėjau. Dabar, koks tas verslas ir koks tas mokslas čia turėtų sąveika. Pagal mane, kad vis tik universitetas jaunas, 25 metai. Tai yra pradžia. Yra pradžia, kada jau viskas rinkos terminai sakant pasidalinta, mums reikia įsipaišyti kažkur kažką ir visi suprantam, kad tai yra tam tikras nišinas filosofijos, tam tikras nišas. Tai viena niša mums padovanota pačios gamtos ir pačios situacijos, kad tai yra jūra, kad tai yra ekologija, rekreacija, tai yra jūros mokslas. Čia, aišku, mūsų prioritetas ir universitetas į tai jau mes darom struktūrinę pertvarką, jau darom, kaip sakant, ilgus įvairius, reiškia, mokslinio tyrimų, tai yra jūros mokslas. Jūros mokslas mes teikiam prioritetą ir atskiriam tam tikrą įveiklinimą, kaip sakė, tas dargis, kad slėniai dabartinė turi būti veikianti, tai tuo tikslu mes atskiriam atviros prieigos centrą. Girdėjo, ten jie įsišyta ir laivai mūsų, ir, reiškia, mūsų infrastruktūriniai dalykai įvairius, laboratorinis korpusas naujas. Ir stengsime tam taikyti jau kitokius principus. Ne tai, kad akademinius tokius daugiau principus, bet taikysim būti verslumo kriterijus, kad tai būtų tas sritis, kuriuom įtartas mūsų tokia regiona, kurioje vyksta verslo ir mokslo tokios
sąveika, projektinė veikla ir taip toliau. Tai čia viena niša. Dabar tų nišų kitokių, jeigu žiūrėtume, tai sakykim, Klaipėdos miestai, tas svarbu ir kultūrinis, tas klimatas, ir socialiniai, humanitariniai mokslai, ir menai turbūt, ten reikėtų pamiršti, jie irgi savotiškai tam tikrų nišų ieško, kaip, pavyzdžiui, baltistika galėtų perskirti Vilniaus universitete, baltistika lygiai jau silpnėja, ten nebėra tos mokyklos, pas mus galėtų atsirasti. Menuose, vėlgi ten yra įvairių pamastymų sakyti, bet ta nišinė filosofija, jinai turi vis turbūt, kadangi 25 metų universitetas pradėdamas tik tiek dar turėdamas įdirbą, jis neturi kito pasirinkimo. Tai apie nišas. Dabar, sakykime, jeigu žvelgiam į universiteto struktūrą, pajamų struktūrą, mes turim, taip sakant, tokį balansą, 50% valstybinių pinigų, maždaug 50% turi generuoja pats universitetas. Tai taip žiūrint, lygtai mes turime du universitetus. Vienas yra konservatyvus valstybinis su savo valstybinės finansavimo principais, SVC ir visokiais tokiais biurokratiniais taisykliam, o kitas 50, kur generuoja lygtai, tai turėtų būti toks dinamiškas universitetas, kuris pats tas lėšas generuoja, pats žiūri savo strategijas ir nepriklausomas savo valstybės. Ir man dar norėtųsi ta antroji dalis, kad ji tikrai nebūtų mažesnė, o galbūt ateityje ir didesnė, todėl kad būtent šitoj antroji daly mes matytume, reiškia, tą verslo montosavimą. Čia, kaip sakė Andrius Kubilius, dvi Lietuvos yra viena antra, tai čia du universitetai, tai gaunasi su skirtingom filosofijom, bet nekonfrontuotis, tai čia galima šitą harmonizuoti, visą kitą. Dabar, mano vėl, aš grįžtu prie tos pačios minties dėl technologiškumo, dėl imlumo, sakykime, imlumo žinioms. Man atrodo, kad Klaipėdoj taip ir dabar, reiškia, jeigu gerai inventorizavus tas problemas, transporto technologijos, technologijos imtų. Čia vis tik jau laivų statyba, žiūrint, jeigu jie, taip sakykime, ne tik konstrukcijų surinkimėjimo prasme, bet ir visą kitą, tai yra jau aukštųjų technologijų šiek tiek užuomas, bent jau tarp vidurio ir aukštųjų, tai jau tikrai reiškia. Tai mano požiūrį reikėtų inventorizuoti visas problemas, pasižiūrėti, ką galėtų universitetai. Šitų vietų tikrai reikia nepamiršti vietų. Universitetas nėra toks paslaugų tiekėjas, kuris gali šokinėti nuo temos ir temos, jam reikalingas tam tikras etapas, tam tikras ilgalaikiškumas. Jeigu galėtume sudaryti tam tikrus bendradarbiavimo segmentus, kur mes galėtume metus, kitus, reiškia, tokius ilgesnius, čia labai pozityvų būtų. Todėl turėtų būti labai gera veiklos sritis ir monitoringas. Aplinkos, aš kiek kalbėjau uostos, uosto žmonės, reiškia, jie sako, kad iš tikrųjų kompleksinį gerą monitoringą aplinkos, parametrų stebėsenos, nėra, nes jie sako, yra fragmentai tam tikri, nes yra reikalinga informacija, nėra vieningos geros informacijos. Jeigu universitetas čia galėtų irgi suvaidinti tokį rimtą vaidmenį, sėdėsime aplinkosaugą ir, sakykime, kranto problemams, kurios dabar irgi čia plačiai aptarinėjimas, taip toliau. Tai tokias, reiškia, užuomonės pagrindinės, kokias bendradarbiavimo kryptis, reiškia, bet aš manau, mes turėjome jau porą susitikimų su verslininkais, tokių, tokių truputėlių, pirmiausia susipažinimų. Aš manau, kad tas tęsis, ir mes jais toliau sekantį žingsnį inventorizuosim, pasižiūrėsim sąlyčius, kur mes galim tada kažką tai padaryti. Tai aš mielai kviečiau dar kartą į gerbiamus verslininkus į universitetą ir arba jūs mums gal pas save į įmonės, kad mes galėtume tiesiog iš arčiau pasižiūrėti. Ir Lezas taip pat reiškia, ir uostas, ir Klasko kompanija, ir kompanijos, aš tikiuosi, kad tai įvyks. Bet jau labai norėtųsi. O bendrąja prasme, tai aš manau, kad universitetas vystysis, čia nežiūrint, kaip ten buvo, gal mes turime tam tikrų dabar struktūrinių pertvarkų, visą kitą, dar yra toks inkubacinis laikotarpis, kada mes ateisime tam tikrą teisingus pinigų srautus ir teisingą pliusą minusą, balansus, visą kitą, tada jau galėtume skirti laiko šitiems dalykams ir strateginiams. Tai va tokia mūsų praktika. Ačiū. Direktoriai, jeigu jūs neteiksite, tai padarom pertrauką ir klausimai po to ir tęsim diskusiją. Tęsim pasisakymą, turim dar vieną pagrindinį pranešėją. Ačiū, kol kas geros pertraukos.